Dabar parodysim stoginę, tokį saldainiuką, kur pastatėm prie namo, užeinam, pažiūrėsim, kaip viduj jausmas. Tai mes ją pastatėm visą nuo pamato iki rakto, kaip sakant. Kvepia labai skaniai. Tai kvepia, čia vėl yra ta termo mediena, kuri turi tokį specifinį degintos medienos pirties, kaip Donatas sakė. Kvapas. Geras kvapas labai. Malonus jausmas, čia toks minkštumas, tas medis, tas visas tokį minkštumas sukuria. O kas čia bus daroma? Šičia dar bus plytelės, klinkerinės. Ir čia, matau, ledukas bus įdėtas, ne? Įleistas ledas į lenteles, išfrizuotas, tokia L forma padaryta. Nu, fainai. O čia stovės stalas turbūt, kad tos lempos ar kas? Taip, galimai. Donatas duoda klausimų tokių, kad... Čia šiaip toksai objektas biški kitoks, negu mes pripratę. Pas mumis būna daugumoje tokie masyvūs stogai, daug visko. O čia toksai mažas saldainiukas. Nu va čia pavyzdžiui toksai sprendimas, kad va dizainerio buvo, kad tos kolonos būtų juodos, ne? Va taip, kaip atrodytų kaip metalinės. Nors čia šita visa stoginė, visos grindys, terasos, viskas yra iš medžio, o čia va apvilkom su skarda ir atrodo, kaip tai būtų metalas, aliuminis, visiškai kitoks vaizdas negu įprastų medinių stoginių. Čia yra termomedis visur panaudotas, jisai natūraliai sendamas po truputį keičia spalvą. Jisai nei dažytas, nei lakuotas, grindis tik tai, aišku, alėjuosis čia dar... Bet gali palikti ir taip, ne? Visada gali palikti taip, bet kada grindis nusialėjuoja, jos yra gražesnės, sodresnės spalva, atspariau, kad kažkoks maistas nukrito, lengviau įsivalo ir taip toliau. Bet jeigu aš noriu pilkų grindų? Tai imam tada alyvą pilkos spalvos, nualėjuojam ir turit pilkų. Oi, tokių kaip Nidoj. Prie jūros. Kaip Nidoje, jeigu norit. Pilkos, kad būtų. Kad pašinų prisivalytų. Kad normaliai, tipo, su laiku papilkėtų. Galima palikti šitas? Galima palikti ir jos su laiku pasidarys kaip Nidoj. Pačią tą konstruktyvą, terasą ir išlauko visus ten tos reikalus, tai padarėm turbūt per kokias 2 savaitės turbūt, ne? Kol sudėjo langus, kol elektrą padarė ir dabar atėjom dar užbaigti, padaryti apdailą, tai ta apdaila gerą savaitę. O tai ant viršaus yra kažkoks, kas ant viršaus stogas, tiesiog skardinis ar kas? Plokščias stogas, čia PVC danga. Lietaus nuvedimas va šitoj stoginėje yra paslėptas va šitoj vietoj. Vamzdžiai yra nuo stogo, susirenka vanduo, nubėga. O tai kaip jūs dasikasit iki esamos sistemos kažkaip, nes čia priestatas prie jau buvusio namo, tai kažkaip reikėjo čia paspręsti kažką, ar ne? Čia nėra sistemų jokių, čia matot, bėga ant lauko. Ai, tiesiog ant lauko, ne? Tai tiesiog paprastai. Kadangi, matot, visur langai po 4-5 metrus pločio, tai visur eina sijos. Nėra taip viskas visai paprastai padaroma reikia visur įdėti meilės. Tai patarimas paprastas - pasisamdyti dizainerį ir konstruktorių. Kad jūs žinotumėt, ką jūs statot, žinotumėt, kur čia tokias lentelės tašelių vaizdas, čia tokios lentelės, kolonos ar jos medinės, ar jos metalinės, kad būtų teisingai ištransliuota vizija statybininkui. Šitam objekte taip ir buvo, užsakovas atėjo su dizainerio piešinukais tik tai, vizualizacijom, tai mes padarėm, nubraižėm konstruktyvą, paskaičiavom apkrovas, stogus, terasas, kaip iš ko ir kur, ir tada paskutinis etapas įgyvendinimas. Senelė padaryta apdailinė tokia kaip akcentas televizorius, kur bus, kad išsiskirtų ir naudotos termolentelės tokios, kur imituoja tašelius atskirus. Ir galit pažiūrėti, kaip gražiai padarytas yra kampas, 45 kampų, kaip susileidžia ir kaip techniškai gerai čia viskas atrodo. Fantastiškai.